Ši veikla padeda palaikyti pažintines funkcijas ir stiprina asmens savarankiškumą. Atlikite sėdėdami prie stalo. Jums reikės pastatomo veidrodžio. Gali būti mažesnis ar didesnis. Svarbu, kad jį pastačius tiesiai sėdint būtų patogu matyti savo atvaizdą nuo galvūgalio iki pečių juostos. Piešimo lapo gali būti A4 ar mažesnio dydžio, piešimo priemonių, pieštukų, flomasterių, kreidelių ir panašiai. Lipnios, bet kokio pločio juostos ir žirklių jai kirpti. Ant stalo pasidėkite veidrodį tokiame aukštyje, kad artimasis matytų savo atvaizdą nuo galvūgalio iki pečių juostos. Pritvirtinkite piešimo lapą prie stalo paviršiaus su lipnia juosta. Taip užtikrinsite, kad lapas neslystų. Kartu su artimuoju apžvelkite visas priemones ant stalo – veidrodį, piešimo lapą ir piešimo priemonės. Pakvieskite pažiūrėti į savo atvaizdą veidrodyje ir jį aptarti, kokie bruožai išsiskiria jūsų veide, ar jie būdingi kitiems šeimos nariams, ką primena. Pakvieskite artimąjį pamėginti nupiešti savo atvaizdą ant popieriaus lapo, pasirinkus tinkamas priemones bei spalvas. Viso proceso metu skatinkite bendravimą ir pokalbį apie pasirinkimą bei sprendimus. Pavyzdžiui, kokia spalva tiktų nupiešti jūsų plaukus? Kaip pavadintumėte savo akių spalvą? Kur dar tokią spalvą galime pamatyti? Šį pratimą darykite 2-3 kartus per savaitę.